Ypač daug kreipiasi sportininkų, ne tik kad profesionalių sportininkų, bet ir aktyviai gyvenančių žmonių, lankančius klubus, žaidžiančius tenisą, krepšinį, futbolą. Sporte traumos neišvengiamos. Vienos yra šviežios traumos, ūminės traumos, kuomet pasuko koją ar kažkaip netinkamai ranką, judesį kažkokį atliko, plyšta sausgyslė, plyšta raumuo. Tokiu atveju taikome revo procedūrą, žmogus labai greitai grįžta į fizinį aktyvumą. Atliekama viena arba dvi trombocitų masės koncentruotos injekcijos, taip pat taikoma reabilitacija, taikoma kineziterapija, žmogus greitai grįžta į gyvenimą. Taip pat revo taikoma prie įsisenėjusių traumų, tai yra perkrovos, kaip pavyzdžiui tenisininko alkūnė, kuri pasiduoda sunkiai gydymui, įprastam ar fizioterapiniam procedūrom, taip pat taikomos revo procedūros, kurios yra tikrai efektyvios ir netgi labai sunkiais atvejais mes turime pasiekti rezultatą, kad žmogus gali grįžti ir toliau žaisti tenisą.